Dabar noriu pakviesti vienam liudymui. Iš Klaipėdos Andriuką. Andriukai, kur tu? Andriu, Klaipėda. Ai, voi. Ten. Ateina. Neseniai su Andrium buvom prieš mėnesį Honkongė. Atstovau šitą bendriją tarp brolių iš kitų pasaulio šalių. Tai dar kartą paplokėm visiems, kurie pirmą kartą yra atėję šitą renginį. Pakelkite rankas, kas pirmą kartą dar kartą esate šitam renginį. Ką galiu pasakyti? Kainuos, tai kainuos. Andriukas išmokęs kalėjime specialią eisiną tokią. Pasidalyk liudimu savo. Paplokė, broliu, šitą. Sveiki visi. Ačiū Dievui už šią galimybę paliudyti jo darbą savo gyvenime. Mano karjera, kaip sakau, prasidėjo 10 metų. Žuvo tėvas, augom 3 broliai, buvau jauniausias. Mama pradėjo dirbti parom, 2 etatais, kad mumis išlaikyti. Ir automatiškai nebeturėjo laiką auklėti. Mumis auklėjo gatvė. Pradėjau gerti, rūkyti. 13 metų atsisėdau pirmą kartą į nepilnamečių koloniją. Ir taip gavos, kad jau iš to ratą nebėjo ištrūkti. Išeinu į laisvę keli mėnesiai vėl atgal išeinu vis mandresnis, baisesnis, labiau nekenčiantis žmonių, labai mėgdavau mušti visus. Ir aišku, ir pats gaudavau į kailį. Ir dakeliavau iki Alytaus pataisos namų. Jau kažkaip nieko gerą nebemačiau gyvenime. Ir išgirdau, kad atvažiuoju kažkiek keistuoliai, atveš saldainių, sausainių, užvert kibirą arbatas, kibirą kavos. Smalsums nuvedė pažiūrėti. Tai buvo VŽB vyrai. Mane sužavėjo jų liudijimai. Jie patys sėdėjo, kas po 20 metų, kas narkomanai buvę. Ir kad kažkoks Jėzus perkeitė jų gyvenimą. Man tai buvo toks gelbėjimo ratas iš tikrųjų. Aišku, aš sukalbėjau atgailos maldą ir pradėjo keistis gyvenimas. Pradėjo vykti maži stebuklai, išlaisvina iš rūkymo. Išėjau į laisvę, tikintis, stiprus, bet pagėgiuose nesutikau tikinčių žmonių. Ir ilgai netrukus vėl atsidūriau Alytaus pataisos namuose. Ir tenai Dievas apsaugojo nuo daugybės tokių momentų, kur galėjo mane sužaloti, sulošinti gyvenimą. Ir tiesiog Dievas saugojo, visur nešioja. Aš sėdėjau tokioj kalėjime, yra dar kalėjams. Ir ten tokie visi pikčiausi uždaryti būn. Ir mane ten patalpina, todėl, kad aš mėgdavau su pareigūnais muštis. Neblaivus, aišku, laisvė. Ir aš sužinau, kad ten sėd priešas mano. Dar nuo malalietkų jis jau tapęs banditų, o aš koks baukai mėtis toks ir likau. Ir supratau, kad man fiziškai grėž kad gali susidoroti su manim. Aš taip įsikibau į testamentą, ten, nežinau, savaitę, pusantros, aš dieną naktį meldžiaus, kad Dievas apsaugotų mane. Ir taip ir įvyko. Aš su juo prasidėjau gal 2,5 metų, arba jisai apsimeti, kad manęs nepažįst, arba jam tiesiog uždengta buvo. Ir aš toj įstaigoj gavau pravardę, aleliuja. Ir kas įdomiausia, kad mane tie nusikalstamo pasaulio atstovai, lyderiai, jie priėmė mane tokį, koks aš buvau.
su testamentu, ant lovytės ir visur manęs buvo pilna, žaisdavau krepšinį, futbolą, tiesiog organizuodavau visokius žaidimus. Ir rets, kuris pasityčiodavo iš manęs ten. Bet jeigu norėdavo pasityčioti, sakydavo, ką, aleliuja. Bet jisai nesuprasdavo, kad jis sako šlovė Dievui. Ir vėl išėjau į laisvę, blaivus 3 metus, skaitęs testamentą, prasimeldęs. Ir vėl tikinčių žmonių nesutikau pagėgiuose. Bet jau širdį buvo, kad negalim daryti sunkių nusikaltimų, negalim plėšti, vogti, kad ten kažkokią kontrabandą varyti, ten valstybei mokesčių nemokėti, kažkaip atrodė dar leistina. Bet Dievas nebedavė sėdėti, Dievas davė nuostabią žmoną, žmona pagimdė nuostabią dukrą ir iš tų kontrabandų to buvo pajamų, to nebuvo, jau nebe pas mamą gyvenau, reikėjo nuomotis butą, reikėjo rūpintis žmona, dukra ir 25 metų pradėjau pirmą kartą dirbti. Ir taip gavos, kad emigravom į Airiją. Airijoje gerai uždirbdom, gerai gyvendom. Ir vėl gavos taip, kad reikėjo... Ir po 5 metų aš atsibundu, kad aš nebesėdžiu. Aš kartais išgeriu, kartais pasimušu, kaip visi normalų žmonės. Bet aš nebesėdžiu, tai man buvo didžiausias stebuklas, mano šeimai tai buvo stebuklas, kad tas, kuris jau nuo mažų dienų tiesiog nebuvo neapvogta, nebuvo neprimušta. Ir jisai nebesėti, grįždavo į pagėgius, močiutę salpdavo, kad jisai pasitempęs vaikštą šeimą ir viską, kur jau buvo kalėjimų kamštis. Tai ačiū Dievui už tą stebuklą, už tą perkeistą gyvenimą. Ir iš Airijos teko grįžti į Lietuvą, buvau susižalojęs nugarą, o aš vis nieko nelaukęs pasodino į fūrą, kad netinginiaučiau, išvažiuoju į Skandinaviją ir gaunu 1600 į mėnesį, reisai po 1,5 mėnesį namuose nebūni. O buvom pripratę ten po 1000 gauti į savaitę. Ir pradėjau matyti Skandinavijoje daug gerų daiktų ne vietoj padėta. O pinigų trūkst, esu anksčiau vogęs, vežęs, žinau, kaip visą tai padaryti iki smulkmenų. Ir vieną dieną strateguoju, kaip visą tai aš padarau, o kitą dieną smerkiu save, Andriau, tu žinai, kur visą tai vet, kad nėra gerai, čia nėra tas, ko reikia tavo gyvenime. Ir pikaus su savim kokią savaitę laiką toks suspaudims stiprus buvo, vogti, nevogti, kaip čia šeimą išlaikyti, kaip iš kur čia tų pinigų gauti. Ir pradėjau ieškoti telefonę po Google, galvojau grįšiu į Klaipėdą, nueisiu kokį vienuolyną, kažkur, kažkokį gerą darbą padaryti, kad tą suspaudimą tokį patrauktų, tą norą vogti. Ir užeinu ant VŽB puslapį. Ir mane iš karto aplanka prisiminimai, koks aš laisvas buvau nelaisvai. Ta pirmą meilę, tą pažintį, tiesiog iškart patraukė tą norą vogti. Ir supratau, kad reikia grįžti į Klaipėdą, susirasti bendruomenę. Grįžau, taip ir padariau. Atėjau į susirinkimą, šlovinom, kilo atgaila, verkiau, snargliavaus, vyrai dėjo rankas, meldės. Ir tai buvo etapas iš to normalaus pasauliečio žmogaus į gyvai tikinti. Tai tiesiog gyvenims apsiverti daugybę kartų aukštinkojom. Ėjau į vieną pusę, po to susirinkimą pradėjau eiti visai į kitą. Tai ačiū bendruomeniai, ačiū VŽB, ačiū Jėzui Kristui už perkeistą gyvenimą.